Ir kągi mes turim, seniai? Andrėjus jau tepalą dėžėm veža. Nu tai reikia daug tepalo. Opa! Black Edition. Ir mūsų marsiukas mums padėkos. Revitalizanto faktorius šitam tepalė netgi 33, tai yra labai daug. Ir pilsim mes į marsiuką 5 V30 tepaliuką. Viskas, čia pas mus gaunasi 8,5 litriuko. Oi, kaip į sausą smėliuką suės. Tai ką patikrinsim, kaip šitas kvepia? Mes dar nevostėm? Šito, man atrodo, ne. Gerai, pilam. Opa! Nu ką, viena bonkutė jau subėgo. Subėgo. Hebra, ir jeigu perkat automobilį, tai visada keiskite tepalą. Nesvarbu, ką jums ten pardavėjas sako, keitė, nekeitė, pakeiskit ir bus rami galva. Nu seniai, žiūrėk, mesgi kai parduodam mašiną, kaip sakoma, pakeičiam ir pasakom. Nu, ir viskas gerai, nu. Kuo dažniau keisi tepalą, to geriau. Tikrai neblogiau bus automobiliui. Nes tarkim tokia situacija, mes šitą automobilį nupirkom išardytą, tai mes net nežinom, kas gali būti šitą variklį. Gal kažkas ten atrabotkės įpylė, gal išpylė, kad transportuot variklį. Ir prieš tai būtinai mes tikrinam, nupylėm, matom, kad 8,5 litro, gal netgi daugiau ir viskas gerai reiškiasi. Bet jau aišku, jeigu nupylėm, tai jau ir šviežiaką iškart įpilam. Tai ką ten jau Beleikos pilį? Gal tu čia mane gąsdini, aliu? Nepralašėjo ten? Pavargau aš su Leikutė žaisti. Taip geriau bus ir greičiau. Opa.